Sveiki, tai yra 4 C++ pamoka ir šioje pamokoje išmoksime įvesti kažką klaviatūra, tai yra kažkokį tekstą, skaičius konsolinėje toje programoje ir tuomet kažkaip dirbti su tais įvestais duomenimis. Pagrinde šioje pamokoje tiesiog parodysiu, kaip galima įvesti kažką, išsaugoti ir atvaizduoti tai, ką mes įvedėme. Tai iš pradžių prisiminkime, kaip veikia tas cout, tuo labiau, kad jis mums pravers. Tai išveskime tekstą į ekraną, tarkim, įveskite skaičių arba, tarkim, savo amžių. Tarpą galite padėti, nesvarbu visiškai, bet ir nedėsiu endline, nes noriu, kad liktų toje pačioje eilutėje tai, ką aš rašysiu. Tai žiūrėkit, cout tai yra tas metodas, arba, kaip sakiau, galite įsivaizduoti tą cout kaip jūsų kompiuterio ekraną, ir tai yra įterpties operatorius, ar ne? Ir su tais įterpties operatoriais jūs galite, sakykime, įsivaizduoti kryptį. Štai čia yra kažkoks tekstas ir jį kaip ir su šiomis rodiklėmis nukreipia į tą kairę pusę, kur yra jūsų kompiuterio, sakykime, ekranas. Tai jums pagrindė tekstą nukreipia į jūsų kompiuterio ekraną. Galite taip įsivaizduoti ir bus labai paprasta. Tai su tuo dalyku, kaip mes galime įvesti tekstą, yra kitas metodas pavadinimu scin. Ir čia jau nenaudosime įterpties operatoriaus. Čia naudosime išgavimo operatorių, kuris yra į kitą pusę. Ir vėlgi, žiūrėkit, dabar tos kryptis labai aiškios. Kažkokį tekstą su tom rodiklėm nukreipiam į ekraną ir cin galite įsivaizduoti kaip savo klaviatūrą ir galite įsivaizduoti iškart, iš klaviatūros mes išvedame tekstą į kažką, į dešinę pusę. Tai šioje vietoje turime nurodyti tą kažką, į kur mes norime išsaugoti tą įvestą tekstą. Tai šiek tiek toks atvirkštinis dalykas gaunasi, jei pastebėsite. Tekstas, rodiklės nukreipia į kairę pusę, kurioje yra cout. Cin, jūsų klaviatūra. Iš tos klaviatūros kažką įvedate ir tai nukreipia į dešinę pusę, kur yra kažkoks, tarkim, kintamasis. Todėl dabar turime susikurti kintamąjį, į kurį pagrindė ir saugosime kažkokį įvestą skaičių, tai yra amžių, ar ne. Tai galime viršuje susikurti, nors galite ir po cout kurtis, nesvarbu, bet mėgstu viršuje tiesiog kurtis. Tai int, amžius, ir nepriskirkite jam reikšmės, nes mes su cin kaip ir inicializuosime jam reikšmę. Tai yra priskirsime jam reikšmę. Tai mums kaip ir nereikia nustatinėti amžius į 0 ar taip toliau. Nebent mes norėsime kažką patikrinti ten, bet realiai to nereikia dabar. Tai dabar mes norime nurodyti, kad iš savo klaviatūros, kas yra cin, norime nukreipti duomenis į savo kintamąjį amžius. Ir tiek. Tai dabar galime išvesti į ekraną vėlgi kažkokį tekstą, tarkim, jūsų amžius yra dvitaškis, vėl įterpties operatorius ir galime čia parašyti kintamai amžius. Tiesiog atvaizduokime kintamojo amžius reikšmę. Ir tarkim, end line, kad ten nesipainiotų paskutinės eilutės. Galime iš tiesų dar šioje vietoje end line prirašyti, kad šiek tiek atskirti, sakykim, tą pradinį tekstą nuo mūsų galutinio atsakymo, sakykim, Tai dabar pasileiskime programą ir mums štai rodo, įveskite savo amžių. Ir matote dabar mano tas kursorius, kuris mirga šiek tiek, jis liko toje pačioje eilutėje, nes aš nepadėjau įveskite savo amžių tame cout'e endline'o, todėl tas cin suveikia toje pačioje eilutėje ir dabar galiu kažką įvesti. Tai tarkim įvedu 5, spaudžiu enter ir štai jūsų amžius yra 5. Ir kaip matote, tam ir padėjau prieš jūsų amžius yra endline. Štai čia. Dėl to šiek tiek atskirta tai. Tai matote, tai veikia. Dabar galime iš naujo pasileisti programą. Ir įrašome, tarkime, 10. Ir tai vėlgi veikia, jūsų amžius yra 10. Tai toks paprastas būdas, tiesiog norėjau parodyti šį būdą, jeigu kažkas dar nežinote, nes vis tiek einame nuo pačių pagrindų ir reikia tai paminėti, nes kitose pamokose, jeigu tarkim, kaip minėjau, turbūt jums kursime skaičiuotuvą nedidelį, kur ten galima bus sudėti 2 įvestus skaičius, dėl to mums reikia mokėti, kaip įvesti tos skaičius. Tai
Dabar pagrindė taip. Žiūrėkit, dabar, kadangi amžius kintamasis yra integer tipo, tai reiškia mes negalime įvesti jokios ten raidės ar panašiai. Matote, įvedame K raidę ir mums vėl rodo kažkokią nesąmonę. Dėl to, kad tas tipas yra int ir mes negalime jį saugoti raidės. Mes galime jį saugoti tik natūralų į skaičių. Tai pagrindė tiek šioje pamokoje turbūt. Tiesiog paprastas būdas, vėlgi galite labai paprastai jį pagauti, jeigu įsivaizduosite, kad cout yra jūsų ekranas, o cin yra jūsų klaviatūra. Ir kaip matote, tas rodiklės ir jos kaip ir nurodo kryptį. Reiškia, šį tekstą perstumėm kaip ir į kairę pusę, kur yra mūsų ekranas. Kitaip tariant, vos net tekstą stumėm į ekraną ir dėl to mums tą tekstą išveda pagrindė į ekraną. O čia yra, šis operatorius vadinasi vėlgi, kaip minėjau, išgavimo operatorius. Įterpties operatorius, išgavimo operatorius. Tai mes iš savo klaviatūros išgauname kažką ir išsaugome į kintamąjį amžius. Tikiuosi jums tai aišku. Vėlgi tos kryptis labai yra patogios. Iš klaviatūros nukreipiame duomenis į kintamąjį amžius. Tai kad ir ką mes įvestume, saugos į amžius. Bet reikia vesti, žinoma, integer tipą. Ir visos tos apsaugos ir taip toliau bus ateities pamokose, dėl to dabar nesijaudinkite, kodėl, sakykime, aš galiu įvesti K raidę ir ten programa vis tiek suveikia, bet rodo nesąmonę, kaip apsaugoti. Tai mes apsaugosime ateityje, išmoksime ten įvairias apsaugas ir taip toliau. Bet pagrindė principas veikia, tai cout vėlgi išveda tekstą į ekraną, cin kaip ir išgauna kažką iš jūsų klaviatūros. Ok, tai tiek šioje pamokoje, ačiū už dėmesį ir laukite kitų pamokų, iki.